Taigi, sveiki visi jūs kanale Rytojaus žaidimai ir šiandien mes žaidžiam žaidimą, kuris vadinasi Hill Climb Racing antra dalis. Ir filmuojam, todėl neseniai išėjo labai daug atnaujinimų. Ir vis pats svarbiausias, mano manimu, yra atnaujinimas. Ir tai yra nauja mašina, ir kuri vadinasi Glideris, galim jau upgrade'inti free visgi. Ir mes šiam būtinai ištestuosim, aš jos dar netestavau. Bet aš žiūrėjau, kaip jie testuoja, tai gal tai irgi skaitosi. Žodžiu, mes turim naują mašiną, kurią aš jau gavau kažkokias dalį galim užsidėti. Varysim ją ištestuoti, dar atsirado eventas naujas, ne eventas, challenges, tokie feature challenges atsirado. Ne šitas eventas už 17 valandų baigs, kurio aš nefilmavau video, bet, žodžiu, pažaisim šiandien. Tai pirmiausia, pagal tradiciją atidarom čestus, būtinai. Ir pasižiūrėkit, koks gražus yra fonas. Kadangi dabar visgi, žiema, tai aišku ne kalėdos, čia jau kalėdinis atnaujinimas pasidarė, tai aš nežinau kodėl. Bet va, viskas kalėdinė. Kalėdinis šitas sezonas, kalėdiniai visokie ženkliukai, kalėdiniai oferiai. Tai žodžius, nespėja Black Friday prabėgti iš karto kalėdinis. Taigi neseniai Halloweeninis atnaujinimas buvo, nespėjau pasimėgauti paprasta šito žaidimo versija, va tau kalėdinė versija. Tai gerai, varom. Ir pradėsim, aš manyčiau, nuo feature challenges. Ir pirmas challenges yra pravažiuoti 273 metrus su superkaru. Tikriausiai bus žiauriai sunku. Jo. Čia, aišku, jeigu būtų reisas, manau, jau seniai būčiau prakišęs, pasižiūrėkit, kaip jis varo. Kokius greičių ten varo, kad... viskas mes jį aplenkėm. Labai gerai. Ok, koks kitas challenge'as, pasižiūrim. Šitas buvo toks easy, tai matosi, va, pagal lygas, ok, čia jau... Ok, šitas gal net lengvesnis, čia mažiau reikia pravažiuoti, kaip matot. Bet realiai jis lengvesnis, o už jį duoda daugiau. Ką žinau. Gal čia tipo... vis tiek šitie lengvi, jie nieko nepasilyginsi ten, pavyzdžiui, su... ten yra žiauriai sunkus. Pavyzdžiui, pačio pabaigoj, pats paskutinis, aš manau, jis bus žiauriai sunkus. Bet mes patikrinsim. 7500 konių. Anksčiau taip nebūdavo, žiūrėkit, 104 000 pas mane, kadangi pinigų, ir dabar pasirodė K. Anksčiau būdavo 1000 tiesiog labai daug. Gal tai padaryta dėl to, kad skaičių tiesiog, kad per daug nebūtų. Čia jau daugiau pravažiuoti, bet vis tiek easy. Visi žino, kad tai bus easy. Pravažiuojam greitai, aš jums to nerodysiu, nes pagal tai nelabai daug. Ok, mes atvažiavom iki finišo. 2 metrais pagerinau, 500 šitų skrepų. Ok, šių turiu daug man reikia. Čia kažkoks laiškas atėjo. Tiesiog naujienos, motocross vehicle master. Ok. Pavylinti reikia 353 metrus, o čia jau gali būti sunku, bet su bagiu netaip sunku vylinti. Pabandom. Kas nežino, vylinimas yra pravažiuoti ant vieno rato. Patikslinimas, davai, ne. Labai, šiaip čia šiaip sunku, koks čia yra, čia starė ar gaunam, ok. Pabandom, reik, davai, nagi, reik šitą dabaigti. Gražiai, reikia pravažiuoti ant vieno rato. Prašau, pravažiuoju. Pas jį dar aš jaučiu pagal kontroliavimą, aš jaučiu, kad pas jį bagis ne maksimum pagerintas, nes su paprastu bagiu pilnai pagerintų daug lengviau vylinti, aš tai jaučiu, davai, ne. Ant 50 metrų blogiau. Gerai, tada aš manyčiau, kad metas nusipirkti bilietų. Kodėlgi nenusipirksim begalybinių, visgi turiu kristalų. Pažiūrėsim, ką mes padarysim su tais begalybiniais. Ar aš veltui nusipirkau, gal man šitą dabar aš iš pirmo kart perėsiu. Ir visus kitus irgi iš pirmo kart perėsim, tai ten veltui išleidau 300 spam. O čia tai vos nepaliečiau, matėt prieš kokią, nežinau, ten Ok, pabandysiu patylėti, gal man taip geriau seksis. Nifiga negeriau seksis. Ir yes. Tai jeigu šitas challenge'as buvo visai toks sunkus, tai kas toliau bus?
Gal kaip tik kitas bus dar lengvesnis. Kas čia? 17 sekundžių reikia pravažiuoti, jūs gal ne. Jūs nejuokaukit. Per 17 sekundžių. Kaip čia taip reikia pravažiuoti? Ok, į apačią. Benzą paėmam. Davai, gazuojam. Žiūrim. Oi. Aš jau žinau, kad kaip jis ten taip gerai užvarė. Jūs gal matėt? Kai ten buvo gerai. Šbėjo šitą challenge mes įveiksim. Bet pabandyti visgi reikia. Nu, kaip čia jis taip gerai startuoja? Reikia pabandyti dar kažką. Iškart gerai. Ok, jis kažkaip čia žiauriai gerai startuoja. Aš nesuprantu, kaip jis tai daro. Gal reikia pabandyti ant sulėtėti. Ok, pabandykim sulėtėti. Okay, jis čia labai gerai startuoja. Ką aš nedarau? Ką aš taip netaip darau, aš nesuprantu. Ok, tikrai kažką netaip darau. Kad apsiverčiau, bandom dar. Nu, negalvojau, kad tokie iššūkiai bus sunkus. Bet tokių aš dar nekart nemačiau. Būna iššūkiai, kurie kartojasi. Ir man tas labai nepatinka. Kai nauji man daug įdomiau, taip yra. Gerai, o čia nais kažką. Ok, supratau, jis perskrenda tą ir iškart leidžias. Ok, čia nai. Davai, yes. Aš tai padarysim. Yes! Aš jį aplenkiau. Ant 5 milisekundžių. 500 milisekundžių. Kažkaip. Oi, aš šitą challenge atsimenu, kažkada labai seniai žaidžiau ir jis, patikėkit, nelengvas. Bet gal mes padarysim su begalybinėm gyvybėm. Aš jau ne veltui nusipirkau begalybinės, nes aš matau, kad čia bus sunku. Ok, pabandom dar. Negi aš? Jūs gal juokaujat? Ne, jūs nejuokaujat, tu kaip aš ten toks kvailas feilas buvo, aš nepaėmiau, čia kadangi coin boostas šitoj mašinai žiauriai yra stiprus ir aš nepaėmiau monetos, o tai būčiau laimėjęs, žiauriai neveltui nusipirkau visas tas bilietus. Žodžiu, kad jūs nežiūrėtumėt, kaip aš čia kenčiu, pažiūrėkit viską, kaip aš čia pagreitintai kenčiu. Mano kentėjimai buvo neilgi ir aš taip padariau. Šitas iššūkis pokas bus lengvesnis už tą praeitą. Viskas, perėjom visus feature challenge'us. Mes tai padarėm. Gerai, tai dabar varom patestuoti naują mašiną. Ir jinai atrodo, va taip, mes jau matėm. Looks, ką čia, galvą gavau. Man nereikia galvos. Gerai, mes gavom mašiną. Pažiūrim, kaip jinai veikia nepagerinta. Ir visų pirma, tai jinai turi propelerį. Ir turi tokį mygtuką kairiajam per vidurį mygtuką tokį, kaip nitro. Tas toks žalias nitro. Įdomi, o kas bus, jeigu paspausim. Wow, propeleris, eik tu sau. Maišas, pinigų labai gerai. Propeleris aktyvuojas. Ir jinai turi sparnus tokius, ne veltui jinai AirCar vadinasi. Neblogai, gal kažkaip tai sveitai paskrist, bet man kažkaip nelabai paina. Pabandom propelerį. Ok, man reikia gal kažkaip paina. Nice. Painas, kas čia, kad ir buvo, kažkoks baltas efektai tokie. Ir gal čia, tipo, yra kažkoks, tai, tipo, mes negalim per begalybiškai skraidyti. Mano propeleris žiauriai silpnas. Tikriausiai dėl to, kad nepagerintas aš jaučiu. Bet jinai visai, kaip čia pasakius, tokia, normali mašinikė. Aš manau, su jie bus labai lengva kokius nors rekordus daryti. Va, žiūrėkit, kaip gerai skraido. Sparnai rimtai turi, žiūrėkit, negaliu aš per ilgai su skraidyti. Propeleris, davai skrendam. Bet jinai jinai skrenda į viršų, neleidžiasi. Kaip ta padėlka iš pirmos dalies. Ok, nice. Raktas, matėt raktą? Kadangi naujas sezonas, tai dabar raktai. Ateikit čia, duokit man praeit. Aš noriu atgal ir paimti tą raktą. Oi, benzinas baigės, o man klausimas, o mes galim skraidyti kaip benzonė. Tipo, va šitas propeleris ar kraunasi?
Nebegaliu protestuoti, bet žiauriai gerai skraido. Čia tau ne pirma dalis, kur ta, man atrodo, ir geri kar vadinasi, ta tokia raudona. Skrendam, mes iš tiesų skrendam. Oi, tu sako, kaip man tai patinka. Ui, žodžiu, gerai. Galim čestas ir raktą. Ok, atidarom čestą. Ok, 5000. Aš manyčiau, jie galima pabandyti pagerinti. Mes tą dabar ir padarysim. Po trupučiuką, tik aišku, aš po vieną pagerinsiu. Iki kokio 10 lygio gal pagerinsiu, nes aš abejoju, ar jinai. Aš manau, jinai žiauriai brangiai, jos pagerinimas žiauriai brangus bus. Į 6. Gal užteks pinigų iki 6? Kas čia žino? Bet pabandom. Iki 9. Neužteks pinigų daug, bet pagerinam, už tą turim dar vienai detalį vietos. Normaliai. Galim dabar ją ištestot, gal dabar bus geresnė jinai. O, jėtus, jinai greičiau raunasi. Ir jinai vylint, aš matau, moka labai gerai. Žiūrėkit, aš jokių pastangų nedarau, kad nevylintų. Davai. Opa, jinai šiaip visai geriau dabar varo. Pasižiūrėkit. Gal propeleris greičiau raunasi. Ok. Jinai šiaip visai geriau. Aš manyčiau, kad jinai visai geriau varo. Tipo, dabar man lengviau propeleris veikia. Nes mes jį pagerinam, aišku. Šiaip nice mašinikė. Man ją tikrai vertėtų iki maksimum pagerinti, bet aš abejoju. Aš manyčiau, jinai bus žiauriai brangi. Aš manyčiau, kad jinai maždaug tiek pat turėtų kainuoti pagerinimas kaip kokias superbike arba supercar. Nu, tai kažkas tokio. Pažiūrėkime, įvykdėm questą. Negaliu patikėti. Bet mes įvykdėm. Gerai, ištestavom mašiną. O, kristaliukų gavau. Kaip tai. Galim varyti dar šitus čestus. Pavykdysim. O, aš gavau šitą skiną su ratais. Žodžiu, varom. Mums reikia šiandien tuos čestus. Aš noriu pagerinti, manau, man reikės, ką žinau, iki kitos serijos, manau, pasitengsiu gal pagerinti šitą mašiną ir tada kitoje serijoje mes pabandysim su kokį nors rekordą gerą padaryti ant kažkokios trasos. Gal. Jeigu man pavyks. Bet pasižiūrėsim. Bet šitą mašiną visai... Visos dabar kitos mašinos neturi tokios galimybės skraidyti. Dabar va šitie sparneliai ant šitų mašinų, tai jie tikrai... Jie yra mažesnysis brolis va tos mašinos, va šitie sparniukai. Galim čia tą gerai nebereikia. Nice. Open. Ok. Ir aš manyčiau, kad šiandien tiek. Jo, šiandien galas toks trupučiuką trumpas video, bet aš viską parodžiau, ką norėjau parodyti. Eventus pažaidėm iš tą savo mašiną. Ir šiandien bus tiek. Tai aš manyčiau, kad ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Rytojaus žaidimai. Ir viso gero.